Mėly bičiuliai, kad jūs žinotumėt, kaip skiriasi aura, atmosfera čia ir Seimo rūmuose. To negalima papasakoti, tą reikia patirti. Čia namai. Gerbiamas Petrai, ačiū už pasitikėjimą, ačiū gerbiamam Artūrui, ačiū Vilniaus skyriui. Ir man lengva atsakyti gerbiamo Raimondo klausimą. Ir tą pažadėti, nes mes dar pernai pradėjome apie tai kalbėti ir diskutuojame apie formuluotės, nes tai ne taip paprasta. Tie gudručiai, žinokit, konstituciniam teisme jums išvynios, jūs nepatikėsit ką. Tai mes stengiamės parašyti taip, kad sėkmės atveju, jeigu būtų priimta, nebūtų galima išvynioti. Jeigu prieš 5 metus kas nors būtų pasakęs, kad aš čia šiandien stovėsiu prie jūs ir prisistatinėsiu, sakyčiau, gal jūs ką supainiojo. Bet pasirodo, procesas jau buvo pajudėjęs. Nors tada ramiai savo dėsčiau farmakologiją Lietuvos sveikatos mokslų universitete, turėjau puikų kolektyvą, direktorių, kurio daugelis galėtų pavydėti ir pakankamai laiko kitai veiklai. 10 metų teko dirbti valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko pavaduotoju. Aš buvau atsakingas už vaistų registraciją, klinikinių tyrimų priežiūrą ir vaistų saugumo priežiūrą. Atstovavau Lietuvą Europos tarybos, Europos komisijos ir Europos vaistų agentūros darbo grupėse. Buvau vienas iš pagrindinių farmacijos įstatymų rengėjų ir atlikau esminį vaidmenį perkeliant ES farmacijos teisę į Lietuvos sistemą. Tai buvo laikas, kai tikėjau ir pasitikėjau ES. Bet taip pat tai buvo laikas, kai nusivyliau Lietuvą. Pamačiau grubų kai kurių farmacijos kompanijų spaudimą. Pamačiau žiniasklaidos apdorojimą ir gėdingą sveikatos apsaugos ministerijos kišimąsi į valstybinės vaistų kontrolės tarnybos veiklą. 2027-2011 metais, per maždaug 5 metus, valstybinė vaistų kontrolės tarnyba buvo sulaužyta. 2012 iš tos tarnybos aš buvau atleistas 2 kartą. Tai kodėl aš čia? Istorija turbūt prasidėjo prieš gerą 10 metį. Jūs žinote, kad Jungtinėse Amerikos valstijose galioja griežti biologinės saugos reikalavimai. Dėl to pavojingas virusologinės laboratorijas jie perkelia į 3 šalis. Vieną iš tokių jie perkelia į Kiniją, į Wuhaną. Ale koks sutapimas, žinokit. 2019 tame pačiame Wuhane, turguje, kažkokiu būdu pasklido virusas, kuris atsirado, žinokit, susikryžminus šikšnosparnį su pangolinu. Kaip ten bebūtų, tyčia ir netyčia tas virusas buvo paleistas. Iš pradžių Kinijos komunistų partija ir Pasaulio sveikatos organizacija visą tai slėpė. Kai sužinojo, visus ramino. Viskas gerai, skrydžių nereikia drausti. Ir staiga, 20 kovas. Nežinia dėl ko. Manau, kad finansinių grupių interesais buvo pradėta kelti paniką. Toliau viską žinote. Kinijos komunistų partijos politiką diegė ne tik Kinija. Ta pati darė Baideno administracija Jungtinėse Amerikos valstijose ir Šimonytės vadovaujama Lietuvos vyriausybė ir taip pat Putino Rusija. Jie visi dirbo viena ranka. Europoje tam pasipriešino 2 valstybės – Švedija ir Baltarusija.
to išgelbėdamos daugybę gyvybių. Daugelis padorių žmonių negalėjo to absurdo toleruoti. Negalėjo toleruoti mokslo neigimo ir žmogaus teisų paminimo. Ne vieno kantrybė trūko tada, kai paaiškėjo, kad eksperimentinio genetinio skysčio ruošiamasi pradėti leisti ir vaikams. Tada gavau skambutį iš vieno seniai pažįstamo advokato, sako: Rimai, ką darom? Turiu grupę teisininkų, o aš sakau, turiu grupę medikų. Mes sutarėme per 15 minučių. Ir tada mes įsteigėme sveikatos teisės institutą. Mūsų ekspertai išsiskyrė keliomis esminėmis savybėmis. Ne tik aukščiausias mokslinė klasifikacija, bet ir sveikų protų, kurio universitetai neįdeda. Padorumu, kurio irgi universitetai nemoko. Ir drąsa, kuri taip pat yra įgimta savybė. Man labai gera matyti žmonės, kurie tą drąsą pademonstravo gerokai sunkesnėmis sąlygomis negu mes. Ten buvo jūsų, o čia buvo mūsų kova už Lietuvos žmonės. Kaip ir šeimos sąjūdžio, tik kitais būdais. Dievinu žmonės, kurie už mums brangius idealus kovojo sovietmečiu, susilaukdami represijų. Sugriauti supuvusią represinę sistemą galėjo tik stiprūs žmonės, bet vėliau jie tapo nemylimi. Jie nepatogus. Jais negalima manipuliuoti, jie girdi savo vidinį balsą. Jie prisirišę prie noro gyventi, o ne egzistuoti. Gyventi be purvo. Jie turi gilias šaknis, kurių negalima išrauti ar nukirsti. Žemai lenkiuosi monsinjorui Svarinskui, vienuoliai Sadūnaitei, Lietuvos laisvės lygos lyderiui Terleckui, Helsinkio grupės nariui Petkui ir kitiems, kurie tada budino Lietuvą. Itin džiaugiuosi, kad tokių žmonių šiandien yra ir tarp mūsų. Didžiulė pagarba vyskupui Kauneckui, kunigui Grigui ir mūsų kolegai Gražuliui. Simboliška turbūt, kad mano paskutinis registruotas projektas yra, žinote apie ką? Apie tai, kad buvusių KGBistų, NKVDistų ir kitų šitų struktūrų darbuotojų artimiausiams giminaičiams būtų uždrausta dirbti bent jau Lietuvos Seimo nacionalinio saugumo gynybos komitete. Mes ir pasižiūrėsime, kas KGB pusėje, o kas Lietuvoje, kai klausimas pasieks balsavimą. Aš prisimenu tokį posakį. Blogas politikas yra tas, kuris meluoja ir visi mato, kad meluoja. Geras yra tas, kuris meluoja ir visi tiki. O tas, kuris nemeluoja, tas iš viso ne politikas. Tai aš pasistengsiu netapti politiku, net jeigu jūs ir išrinksit pirmininku. Ačiū Jums.